po čempionato? Nei užteko, nei neužteko. Paprasčiausiai visą laiką tai būna ir ypač po Europos čempionatų, kurie vyksta gan vėlai kalendoriniu laiku, reikia įsijungti greitai į tą sezoną, taip kad nėra laiko. Šią savaitę LKL prasidėjo, taip kad nėra ką per daug galvoti apie tai. Atslūgus emocijoms po Europos čempionato, gal tas sidabro medalis dabar mielesnis, ypač atsižvelgiant į Rio kelialapį? Ne, tai ta prasme ir tada jisai buvo geras, tik tai buvo gaila dėl pačio finalo. Svarbiausia yra, aišku, tiesioginis kelialapas. Man tai kelias neprisitreniravot, kokį įspūdį palieko komandos naujokai? Dar iš tikrųjų sunku pasakyti, nes treniruotės buvo tokios įvadinės, ypač mum ir dar per daug nespėjom susipažinti. Pagal tai, kur žmonės žaidė ir ką pasiekė, tai man tikrai aukšto lygio ir įsipaišys gerai mūsų komandai. Koks jausmas vėl vilkėti Žalgirio aprangą, kalbėti su vyrai Žalgirio rūbiniai? Matot, aš praeitą sezoną čia gyvenau, tai jau antri metai čia, nes po traumos gydžiausi čia, tai toks jausmas, kad niekur nebuvau išvažiavęs. Geras, pažįstamas. Žalgirio yra pusė Ok, prašau. Man tai kalbant apie Eurolygos varžovus, kaip vertini grupę? Vėlgi Eurolygoje sunku kažką prognozuoti, visos komandos tikrai stiprios, ypač ta mūsų grupė tokia gan daug vienodo, manau, pajėgumo komandų ir daug kas bet ką gali laimėti, taip kad reikės kautis iš visų jėgų, kaip ir nieko naujo. Burtai kaip burtai svarbiau, kaip mes patys atrodysim, manau. Bendrai žiūrint, Eurolygos lygis atrodo gerokai pakilęs, ar ne? Daug atvažiavo žvaigždžių, nemažai. Aišku, topinėse komandose visą laiką tas lygis buvo labai geras. Iš tikrųjų, kitų tų komandų, kurie jau neįsivaizduoja Eurolygoje, labai sudėčių, kol kas nežinau, bet vėlgi, kaip sakau, daugiausiai priklausys ne tai, prieš ką mes žaisim, bet kaip mes patys atrodysim. Su tokia komanda vilčių patekti top 8 daug? Vėlgi dabar dar anksti, dar čia viskas spręsis daug vėliau, bet aišku, norisi, kaip ir treneris pats minėjo, kad mes ant popieriaus atrodom gerai, dabar lieka tik tai sukurta gerą komandą, kuri žaistų gerą krepšinį, komandinį krepšinį, nes tik tai tuo čia kažkokiam pavardėm tikrai nenustebinsim Europos niekaip, nes galim pažiūrėti kitus sąrašus, yra dar geresni, bet žaidėjai yra tikrai labai neblogo lygio ir tuo komandiniu žaidimu galim pasiekti nemažai. Žalgiriai beveik pusė rinktinės, ar matysim Žalgiryje daug tos rinktinės žaidimo braižų kažkiek labiau treneris? Mano treneriui reiktų klausti, bet stengsimės išnaudoti visas stipriausias pusės, kurias turim. Tai tiek ir mažų žaidėjų, tiek ir didelių turėsim pasirinkimą, taip kad manau įvairus tas krepšinis bus.